Šeštas sezonas jau galbūt eina, tai idėja buvo labai tokia grįžti į Lietuvą ir kažką padaryti po sporto. Sporte stengiamės pasiekti rezultatų, reikėjo tą patį padaryti Lietuvoje ir duoti kažką tokio sportui pačiam. Tai va, ir atsirado Velanovo. Dažniausiai finansinės reikia arba tos, kuri yra iš tos materialios pusės, dviračiai, technika, servizas ir panašiai. Tai dviračių sportas vis tiek yra toksai, kaip sakyti, Lietuvoje dar galbūt ne tiek smarkiai mylimas tų sponsorių, tai kažkas turi prisidėti, kad padėtų jiems visiems tobulėti. Visko reikia, nes pats sportas yra labai jaunas. Atsiradus, kaip tik kaip dabar yra Energus komanda, tai jinai jauna, reikia daug visko, tai bet kaip prisidėti, kad tai augtų ir būtų kažkoks tai atspirties taškas visam sportui. Kad projektas nebūtų 1 ir 2 metų. Čia tas yra svarbiausia, kuo daugiau bus pagalbos iš šono, tuo jisai turės didesnį tęstinumą. Kai mes buvo profesionalūs dviratininkai, lenktyniavom užsienį, visą laiką yra gražu padėti tokiem projektam, kurie orientuoti į profesionalumą. Čia gali būti toks, kaip krepšinį mes turim, tarkim, vieną kitą lyderiaujančią komandą Lietuvoje, per kurias žmonės ateina ir išeina į aukštesnės komandas, pradeda gauti normalius kontraktus, tai vat Energusas kažkas galėtų būti toks atspirties taškas Lietuvos dviračių sportui. Paskutiniu metu tai maisto, nes labai sportininkai daug valgo. Tai viskas, aišku, prasidėjo, jeigu imti dėl pagalbos su techniniais dalykais, su dalim, su padangom, tas pats ir maistas. Kad komanda startuotų, turėtų varžybose atsarginių dalių, kad nepritrūktų jo, tai čia pagrindinis dalykas. O jau sezonui įbėgėjus, tai pagrindinės, ko reikia varžybom, kad startuotų. Tai pagrindinis dalykas ir yra tas lūkestis, kad projektas gyvuotų ne trumpą laiką, kad pagaliau Lietuvoje būtų komanda, kuri turi tam įsitęstų, turėtų istoriją ir tas pats kaip jaunimui būtų paskata. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, nes jeigu atsiminčiau savo laikus, tai buvo kitaip, tai rinktinės buvo, kur mes važiuodami užsienyje visą laiką su rinktinė, tai mes turėjom tą galimybę. Šią dieną šiek tiek jos mažiau yra ir čia yra galimybė jaunimui toliau tobulėti. Bendruomenės tai tikrai turėtų pakakti, nes šiaip tai dviratizmas labai stiprėja. Labai daug kūrėsi bendruomenių, nežinau, Vilniuje tikrai didelė bendruomenė dviračių, labai daug važiuoja, kūrėsi komandėlių ir panašiai. Tai tikėtina, kad iš tų komandų kažkas vieną dieną išaugs į didesnį šitą meistriškumą. Tada pateks į Energuso komandą ir tenais paskui užims tų aukštų vietų ir tarptautinėme fronte. Šiai dienai bendruomenės palaikymas yra didesnis šitai komandai negu buvo, bent jau mano akim. Ir tikrai tie stipresni mėgėjai, jie visiškai kitaip į tai žiūri. Jie pradėjo į užsienį važinėti ir pamatė platesnį vaizdą pačio dviračių sporto. Ir gal tas praplėtė akiratį ir visiškai kitą vaizdą sudarė. Tikslo siekimas ir žiūrėjimas į ateitį realiai.